Panama labai graži, taip sako garsiosios knygos pavadinimas. Ir jis tikrai nemeluoja. Šiandien tu įsitikinsite. Keliausime į rojaus kampeliu vadinamas San Blas salas. Tai vienas gražiausių pasaulyje mano matytų salų. Neapstatytos viešbučiais, kupinos natūralaus gamtos grožio. Nakvosime skirtingose salose, ragausime Karibų jūroje pagauto maisto. Paprašysiu virtuvėje, kad iškeptų. Po šio filmo tikrai norėsite atostogų. Taigi spaudžiam like ir plaukiam. Taip atrodo uostas, iš kurio plukdina į San Blas salas. Kelias tai buvo, va Jėzus Marija. 3 valandas visureigiu purčiausi. Vingiuotų kelių, tikrai nebuvo lengva. Pasaulyje mažai kur grįžtų į tas pačias vietas, nes jis toks didelis ir nuostabus, ir norisi vis naujų vaizdų. Tačiau San Blas salos yra vienas iš tų, į kurias po 10 metų nusprendžiau sugrįžti. Noriu aplankyti kuo daugiau mažų rojaus kampelių ir kiekvieną dieną nakvosiu vis naujoje saloje, šiaudiniuose nameliuose. Lankant po vieną salą per dieną reikėtų visų metų, nes jų yra lygiai 365. Na šį kartą lankysiu net po keletą salų per dieną ir pasiliksiu dar daugybę ateities kelionėms. Beje, viso Karibų jūroje yra net 7000 salų. Ne visos tokios gražios kaip San Blas, bet tikrai galima rasti salų su nuostabiai žydrų vandeniu ir baltų smėliu. Pirma sala, kurioje atplaukiau, tai yra Fragata, kaip paukštis. Nedidukė, nedaug ir pastatėlių, vienas kitas namukas stovi, bet gražios pakrantės. Ir šalia daug mažų salelių. Einam pasivaikščiosim aplinkui salą, pasižiūrėsim, kokių dalykų čia galima rasti. Praktiškai štai namelis, pašiūrė, besilsintis vietinis, o čia jau salos pabaiga. $360 sala. Turbūt 100 metrų skersmens. Jeigu ką domina kainos, tai gyventi San Blas salose kainuoja $100 dienai. Už 4 dienas gyvenant skirtingose salose sumoku $400, gaunu nakvynę ir maitinimą, pusryčius, pietus, vakarienę. Leidau laiką saloje ir plaukė pro šalį žvejai, prigaudė omarų ir krabų. Nusipirksiu vieną didelį. Štai šis monstras, šviežias omaras, kainuoja $25. Paprašysiu virtuvėje, kad iškeptų. Ragaujam vietinio lobsterio.
Matosi keptas sviestė, net varva. Minkštutis, šviežias. Turbūt pats skaniausias omaras, kurį esu ragavęs. Na štai namukas, kuriame gyvensiu. Einam pasižiūrėsim į vidų. Iš bambukinių pagaliukų. Štai lovas, sienos, lubos ir vėjuota. Bus gerai miegoti. O aš jūra. Gyvensiu nedidukėje saloje, kuri vadinasi Guana. Na, matot, skirtingi salų pavadinimai. Duoti pagal jų gyvūnų, paukščių vardus. Šios salos ilgis spėjo kokie 200 metrų, o plotis 100 metrų. Tai vėlgi nedidukė, bet labai graži. Saloje suskaičiau turbūt kokių 10 turistų. Vieni skaito knygas, kiti snaudžia, treti guli ant hamakų, supasi supynėse. Ilsisi žmonės. Man už nugaros matote kavinukę ir administracinį pastatą, o štai šioj pusėje yra tualetai su dušais. Toliau šiek tiek salos pakraštyje. Panamos vietiniai gyventojai buvo daugiausiai indėnai, kūnai, gvaimiai ir čokai. Regionas buvo vadinamas čipčių kultūros. Kūnai kitados šiame krašte turėjo didelę galią ir plaukiodami kanojomis prekiavo Karibų jūros pakrantėje. Didieji vadai buvo nešiojami hamakais. Kas įdomiausia, kūnų yra likusių ir iki šių dienų, tačiau dabar jie gyvena mažose kaimeliuose ir verčiasi tik iš žemdirbystės. Kolonijiniu laikotarpiu Panama buvo svarbus prekybinis mazgas, įjungęs Peru vicekaralystės ir Karibų jūrą. Likę indėnai pasitraukė į džiunglės, todėl buvo atgabenta vergų, tačiau ir jų nemažai pabėgo iš vergijos ir įkūrė gyvenvietas džiunglėse. Išgirdau pučiant kriauklę, reiškia kviečia vakarieniai. Einam pasižiūrėsim, ką pagamina. Šiandien vakarieniai vištiena su fri bulvėmis.
Labas rytas. Naktelė praėjo su nuotykiais. Iš tikrųjų labai stipriai lyjo, žaibavo, dundėjo. Sako, šiuo metu neturėtų būti tokio ilgalaikio lietaus ir stipraus, bet beveik visą naktį lyja. Tačiau man labai pasisekė, nes atsivėrė, pasižiūrėkit, koks gražus vaizdas į žemyninę dalį, žalieji kalnai. Būdamas 35 metų, Henris Morganas su 36 piratų laivais pasiruošė pulti Panamos miestą. Tuo metu Panama buvo laikoma turtingiausių miestų visame pasaulyje, nes jame ispanai laikė didelės aukso atsargas. Kapitonas su savo kariuomenė įplaukė į uostą, sutriuškino laivyną ir sudegino miestą iki pamatų. Jo grobis siekė 400 000 aukso luitų. Praėjus 3 metams po Henrio Morgano puolimo, Panamos miestas buvo atstatytas. Naujojo miesto teritorija buvo apjuosta masyvia akmenų ir plytų siena, kai kur siekiančia net 14 metrų aukštį ir 3 metrų plotį. Ir nors statybos buvusios labai brangios, Panamos miestas daugiau niekada nebuvo užgrobtas. Vėlesnės aplinkybės piratams susiklostė nepalankiai. Anglija ir Ispanija pasirašė taikos sutartį ir suvienijo jėgas kovoje su piratais. Morganas buvo suimtas ir atsidūrė Anglijos kalėjime, bet nelaisvėje praleido nedaug laiko. Kai anglai pradėjo karą su Olandija, pats karalius kreipėsi pagalbos į buvusį piratų vadą ir pasinaudojo jo žiniomis apie Karibų jūros regioną. Morganui buvo suteiktas sero titulas ir jis buvo paskirtas Jamaikos gubernatoriumi. Vienu sėkmingiausių ir turtingiausių piratų jam padėjo tapti ne tik itin tikslios žinios apie Karibų jūrą, bet ir sugebėjimas užtikrinti drausmę. Piratai nevogė aukso iš savo kapitono. Teigiama, kad Morgano turtai iki šiol nėra rasti. Trečią salą, kuri vadinasi Nugnudugu. Einam, apeisim aplinkui, pažiūrėsim, ką čia galima veikti. Matote, tai yra tinklinis, barelis, alutį pardavinėja po $2, mažas vandens buteliukas $2. Na, šiaip viskas po $2, netgi kokosą galima išgerti už $2. Turbūt esate matę ne vieną piratų filmą ir kaip juose ieškoma lobių. Salos, kuriuose keliauju, vienos iš tų, kuriuose piratai mėgo įkelti koją, o gal ir kokią skrynę paslėpti. Vienas garsiausių ir turtingiausių Karibų piratų buvo Henris Morganas. Jis gimė 1635 metais Kardifo mieste Velše. Apie jo vaikystę ir jaunystę žinoma nedaug. Po 30 metų jis ėmė vadovauti grupiai piratų. Vienas didžiausių jo išpuolių buvo įvykdytas prieš Portobelo uostą, Panamoje. Šis žygis jį padarė labai turtingų piratų vadu. Veiklos saloje per daug nėra, pagrinde ilsėtis, degintis, gulėti hamake. Aš praktiškai net nenusirengiu marškinėlių. Visada su tais pačiais ir maudausi, kad nesudegti saulėje, ir snorkelinu su vamzdeliu.
Atsidūriau lagūnoje, kur labai negilu, vandens iki kelių. Galima netgi nubristi tarp salų. Labai graži vieta, žydra. Kitoje saloje, einame pasižiūrėsime namuką. Namukas neblogas, lovas su tinkliukais nuo uodų. Pietums gavau žuvies, vietoje pagauta, Karibų jūroje. Šiaip labai skani žuvis, minkšta, šiek tiek druskos pabarstyta, šiek tiek pipiro. Ir su traškia žievelė. Žvelgiu į Samblas salas ir kyla mintis, kas būtų, jeigu čia atslinktų uraganai, kurie labai populiarūs Karibų jūroje. Dėl šiltos Karibų jūros čia kasmet susiformuoja audros, todėl šios miniatiūrinės salelės būtų tiesiog nuneštos su visomis palmėmis ir šiaudiniais nameliais. Laimė jos yra pietinėje jūros dalyje ir žiemos metu vyrauja stipresni vėjai, tačiau uraganai nesusiformuoja. Ši sala kol kas didžiausia, turbūt kaip triguba prieš tai buvusi. 200 metrų plotis ant 300 metrų ilgio. Yra krepšinė aikštelė, galima bus pamėtyti laisvų laiku. Na ir nuostabi žydra jūra su vaizdu į kalnus, apžėlusius džiunglėmis. Trečioji nakvynė štai šiame rožinėme namuke. Įlysime vidų pasižiūrėti. Šeštoji sala Nia Dub. Jie vadina Diablo, velnio sala. Einam aplinkui. Man atrodo, čia yra dvi vietelės, kur galima nakvoti. Tai aš nakvoju rožiniuose nameliuose, apžiūrėsim dar kitą vietą. Panamoje vyraujantis klimatas musoninis subekvatorinis. Metiniai temperatūros svyravimai yra labai nedideli, o iškrentančių kritulių kiekis gausus. Panamos klimatas yra skirstomas į 2 sezonus: sausąjį, kuris prasideda gruodį ir tęsiasi iki balandžio, ir drėgnąjį, trunkantį nuo gegužės iki lapkričio. Pakrantės regionuose vidutinė dienos temperatūra siekia 32 laipsnius, o kalnuose yra gerokai žemesnė, siekia vos 20. Ištisus metus Panamai būdingas drėgnas klimatas. Drėgmė siekia apie 80%. Galima nusipirkti suvenyram didelių kriauklių.
nardant paviršinių nardymų galima rasti tokių dugne, tik būna apžėlusios dumbliais. Čia nuvalytos gražios. Šioje vietoje gyvena kelios šeimos, kurios rūpinasi turistais. Galima sakyti, įsikūrė savo kabanas, kaip guesthouses, vos ne svečių namai, kaip Šventojoje, mediniai namukai. Tik Šventojoje gal gražesni, bet čia didesnė egzotika. Kaip greit pasikeitė oras. Vieną akimirką šviečia saulė, o kitą jau tropinis lietus šniokščia. Jau ketvirta diena, o dar nei karto neapsiau avalynės. Visur purus meliukas ir tiesiog jos nereikia. Nuostabios salos, labai džiaugiuosi čia sugrįžęs. Labas rytas, šiandien atplukdė į naują salelę, tik pasižiūrėkite, kiek čia žmonių. Sala tikrai būtų graži, tačiau apsiniaukę tai nesimato tikrosios vandens žydrynės. Naktį buvo karšta miegoti, nusprendžiau nemiegoti po tinkleliu, nelabai čia tų mašalų yra. Ir ryte prasidėjo lietus, ir vėjas, tai jau atvėso, tada išsimiegojau. Tai vat keliauju toliau po salas. Atvežė papietauti salos restorane. Krevetės su fribulvėm ir salotom. Į šią salą atplukdė dėl restoranėlio. Skaniai pavalgiau, geros minkštos krevetės buvo. Sala nėra įspūdinga pati, bet restoranas geras. Ši sala vadinama Small Dog Island, mažų šunų sala. Na, nei vieno šuns nėra, bet pavadinimas toks.
Saulelė išlindus visai kitas salos vaizdas. Labai gražus vanduo. Neblogai namukai pastatyti. Jau čia visiškai beach frontas. Netgi jūroje stovi. Kelionę Panamoje baigėme, net nesinori keliauti namo iš šio rojaus kampelio. Norintys vykti į egzotiškas keliones kartu, parašykite man elektroniniu paštu egzotiniai keliai @gmail.com. Iki.